jaučiuosi puikiai, nes tai yra puikia galimybė sutikti daug lietuvių, sutikti daug įdomių žmonių, įvairių. Tai yra puikia galimybė, puikia vieta pasimatymui. Po paskutinio mūsų video, kuris parodė šiek tiek užkulisius, kaip atrodo protų mūšio šou pasiruošimas, gavome labai daug gerų atsiliepimų, kad tęskim ir parodykim toliau, kaip viskas atrodo ir dabar. Taip kad, ponas ir ponai, nelauždami tradicijų, parodom, kaip atrodo protų mūšio šou 7 sezono paskutinis susitikimas. Važiuojam! Pirmasis pagrindinis rėmėjas yra turbūt daugiausiai, gal ilgiausiai kartu einantis, tai yra darbo rūbo įmonė GetPro. GetPro gali parūpinti ne tik tai darbo rūbais, jeigu dirbate lauke arba viduje. Esu čia pirmą kartą ir girdėjau gerus atsiliepimus, bet likau šiek tiek nustebusi, nes labai daug įvairių žmonių ir klausimai sudėtingesni negu maniau, bet pavyko atsakyti vis tiek. Ir tiesiog gera. Atmosfera labai gera, labai linksma, vedėjas yra nuostabus, tai labai džiaugiuosi, kad čia atvykau. Čia yra GetPro prizai, internetinė parduotuvė ir fizinė parduotuvė Kalbakinė. Apsilankykit, labai rekomenduoju, palaikykit savus. Kas yra atsakingas už vedimą kompo visą? Aš galvoju, gal Erika tu atsisėsi. Su kažkuo tai dar, su kažkuo. Jo, aš tau padėsiu. Kaip ir praeitą kartą, žiūrėk, kai paspausi iš šoną, aš nenoriu dabar jungti, bet kai paspausi iš šoną, įsijungs šitą skaidrę ir tada dar kartą iš šoną paspausi, pradės eiti laikas. Laikas baigsis, aš pasakysiu, nu Erika, einam į antrą klausimą. Vėl paspausi iš šoną. Jeigu nesibaigs laikas ir paspausi iš šoną, tada nušoksi 0. Laikas bus 0. Jeigu prie kem sekundžių paspausi iš šoną, tada bus 0. Ir tada vėl iš šoną ir tada bus šitą kitas klausimas. Persim, aš tau padėsiu. Didžiulis dėkui Mantui, įkūrėjui ir didžiausia pagarba komandai. Labai dėkojam iš tikrųjų visi už šitą puikų vakarą, puikų laiko praleidimą ir manau visi žino ir visi sužinos, kas yra Oslo protmūšiai. Antrasis mūsų rėmėjas, pagrindinis rėmėjas, tai yra IF draudimo brokeris rekordingas, sakyčiau, Ernestas Budrika. Nu, žinau, kad kai Ernestas dirba, tai jis dirba. Vat Ernestas prisidėjo tokiais gesintuvais. Viskas, kas yra susijęs su saugumu, yra Ernesto atsakomybė. Gesintuvai. Tai yra dūmų detektorių, kurie prijungiami prie appsų. Tada yra rozetės, kurios atsijungia nuo laiko. Taip pat yra bluetoothinės arba wireless veikiančios rozetės. Tada yra namų komfyro apsauginė sistema. Tada Ernestas yra įdėjęs ir apsauginių liemenių. Žodžiu, Ernestas Budreika, aš esu perėjęs pas jį savo asmeniškai draudimą, aš jo klientas, nes pamačiau, kad ne veltui rekordingas yra. Fantastika. Bele koks puikus buvo pasirinkimas atvažiuoti pagelbėti kažkokiai. Bele kokia puikiai publika, dalyviai, organizatoriai, visa nuotaika. Wow. Dar vienas mūsų pagrindinis rėmėjas, tai yra lietuvių įmonė prekiaujanti padangomis, tai yra Bestedeg. Ir Bestedeg yra nebe pirmą kartą prisideda prie mūsų žaidimo ir jie yra įsteigę šį kartą vėl po 500 kronų nuolaidų nuo savo paslaugų ir prekių. Taip kad jeigu pirksite padangas arba jeigu darysite kažkokią paslaugą, susisiekite su Džiugu, pasakykite, kad turite šitą nuolaidos kodą, pasakykite koduką ir gausite 500 kronų nuolaidą pas Džiugą. Taip kad Bestedeg, dar vieni pagrindiniai rėmėjai. Žodžiu, susėda visi, kad jie kiekvienas turėtų po pirmo turo atsakymų lapą, pirmo turo baltą lapą ir po 2 tušinukus minimum. Ir turėti ant stalo baltų lapų, kad jeigu jiem baltų lapų reikės, kad jie paprašytų ir galėtum paduoti. Gerai, puikiai. Jaučiamės tai gerai, oras geras, nuotaika gera, žodžiu. Antras turas buvo geresnis, žodžiu, jaučiamės geriau. Jo, tikėkimės trečias bus dar geresnis, paskui ketvirtas dar geresnis ir gal gausim prizą pagaliau. Tai šitoje vietoje dar pagalbos reikės, kad mes greitai įvykdytumėm šitą užduotį, mums reikės daug žmonių ant karto. Tai užtrunka labai apkeis lapais. Paimi vieną, padedi čia ir greit. Jo. Dar vieni protmūšio 7 sezono paskutinio žaidimo pagrindiniai rėmėjai yra STG Utlaja. STG Utlaja užsima viskuo, kas yra susijęs su darbo
arba aukštyje. Tai reiškia dokumentacija, kursai, pastolių nuoma, pastolių pardavimas, vežimas, transportacija ir taip toliau. Ir STG Outlier praktiškai visą laiką irgi prisideda prie mūsų protų mūšio žaidimo. Pats svarbiausias dalykas yra tas, kad mums reikės išdalinti prizus. Reikės išdalinti prizus tam tikrom komandom. Ne, aš kalbu ant lapo. Teoriškai tam tikrom komandom, kas ką laimės. Pirma, antra, trečia, ketvirta vietos. Jeigu ateitumė čia, aš biškį parodysiu. Ir šiaip kompanija labai linksma čionai. Galėtų būti alkoholis pigesnis arba nemokamas, paidegęs truputėlį. Gal biškutėlį jisai padėjo man normaliai visus. Čia vat yra, čium. Bet nori, kad būtų vienoje vietoje gražiai išdėliota, ar atskirai? Mes, kad padarytumėm nuotraukas, tai realiai šitas stalas bus, mes su fotografu atskirai sufotkinsim ir paskui mes pasidarysim tokį bendrą nuotrauką ir plius, kad žmonės galėtų prieiti ir pasižiūrėti. Tai mes padarysim čia, tarkim, get probus, čia, tarkim, tas. Ir atskirai ir po to bendrą visą, ne? Jo. Nuostabus, labai fainas renginys. Daug labai fainų žmonių susirinkę. Labai linksmas. Apkalbam prieš kiekvieną renginį, ką mes darom su nusirašinėtojais. Dažniausiai demokratiškai pasako, kad metam lauk, tai čia vienas toks būna įspėjimas. Bet antras dalykas, mes dar, aš labai norėčiau, kad kai renginys vyksta, jūs biškai prižvelgtumėte. Kartais būna jie tenai koks muzikinis klausimas su šozam pasinaudoja. Kartais būna ten koks Google klausimas, ten užtrunka 10 sekundžių ir atsakom. Ir jeigu pamato, kad nusirašo, nespręskit patys, pasakykit man. Gerai? Šitą sprendžiu aš. Ką panos? Praeitą kartą pas jūs daugiau buvo bišų čia? Yra, ne? Gerai. Šį kartą padariau moteriškų klausimų. Daug kas klausia, kaip atrodo protų mūšio šou vedėjo gyvenimas. O jis lygiai toks pat kaip Jameso Bondo. Tik kad be kulko. Sulauk žmonių reikia, biškai vėluojama, tai čia su parkavimu greičiausiai problemos yra. Eina savo, aš visada jaučiu tokį jauduliuką, manęs klausia, ar aš jaudinuosi prieš renginius. Aš žinau, kad žiauriai jaudinuosi prieš renginius, bet man tą jaudulį padeda sukontroliuoti geras pasiruošimas, gera nuotaika ir jūsų šypsenos. Tai dežavų irgi, žinok, atėjo, vandenuką geria, blaivus, šokoladas padėtas, žodžiu, pasiruošė. Viskas prasidės taip, didžėjus pagros šaukinį, tada aš išeisiu, pasveikinsiu su žmonėm, pasakysiu ten kažkokį tai monologą, biškai paskalbėsim ir pristatysim pagrindinius rėmėjus. Vienas labai įdomus dalykas, kad viso sezono laimėtojas gauna galimybę išsiųsti savo komandą į auksinį protą, kur Arūnas Valinskas pažiūrės, kaip Norvegijos lietuviai, kokį lygį turi tarp visų Lietuvos lietuvių. Taip kad šiandien išsiaiškins, kur komanda deleguos. Yra du variantai. Pirmas variantas yra ainiai, kitas variantas, aiškus, yra dežavų. Trečias variantas, man atrodo, yra Angry Winners. Tai pažiūrėsim iš tų komandų, kurie daugiausiai surinks balų ir kurie deleguos savo narį į auksinį protą. Jo, aš paskaičiuosiu, sakys 5, 4, 3, 2, 1. Labai gerai. Šunuolį, labai gerai. Labai gerai, tada pasikeisim ir tada, kai jie ištaisys, susirinksim. Tai aš norėčiau, kad prie Irmanto ir prie Erikos būtų dar daugiau žmonių, kad padėtų rašyti į... O turit jūs lentelės ten? Gerai, labas. Man pats geriausias dalykas apie protų mūšio žaidimą yra tas, kad kiekvieną kartą, 6 kartus per sezoną, į protų mūšio žaidimą susirenka patys adekvačiausi Norvegijos lietuviai. Taip kad, ponios ir ponai, 7 sezono paskutinis žaidimas startuoja dabar. Labas vakaras, ponios ir ponai! Sveiki atvykę į patį intelektualiausią, patį interaktyviausią ir be abejonės su pačia geriausia publika šou visoje Norvegijoje protų mūšis! Va, pirmas klausimas, pirmo turo vadinasi taip. Kaip vadinasi įtaisas sukurtas žiūrėti per sieną? Todėl, kad čia nerealiausia kompanija, nerealiausia vieta ir nerealiausias renginys. Žiūrėkit, man dabar reikia, kad jūs nežiūrėtumėt į telefonus, negalima žiūrėti. Klausimas, kokia raidė yra tarp G ir J? Standartinė QWERTY klaviatūroje, tarp G ir J. Važiuojam, 10 klausimas.
Tai kad, ponios ir ponai, naudodamasis progą, aš noriu pakviesti jūs į protų mūšio šou žaidimą. 7 metai iš eilės Oslo žaidimas sukviečia po 200-250 dalyvių. 8 sezonas prasidės didžiuosiuose Norvegijos miestuose. Video prašymę pasižiūrėkit, gal kartais jūsų miestas irgi įtrauktas į tą miestą, į kurį atvažiuoja protmūšis. Surinkit komandą, priregistruokit ir pasimatysim tenai. Sugrįžtam linksmai praleisti vakarą. Gerai, einam į 5 klausimą. Kudašius. Kas yra kudašius? Kas minukui kudašius yra? Užpakalis. Gerai. Užpakalis. Ką Vilma parašė? Skūra. Užpakalis ir skūra. Ką parašė patys Lufainė? Kailis. Kailis. Užpakalis, skūra, kailis. Paplokit tie, kurie parašė kailis. Čia visada smagu sugrįžti, nes labai gera atmosfera. Daug draugų, pažįstamų sutinkam. Tai kad žiūrovams esantiems namuose, kokie valstybių vadovai susitiko Jaltos konferencijoje. Man reikia tik tai jų pavardžių. Esmė yra tokia, kad mes tuoj sužinosim, kokia salė yra garsiausia. Kodėl sugrįžtam į protmūšį, Monika? Nes smagu. Kokios rūšies medžių Lietuvoje yra daugiausia? Ištraukus statistiką iš miškų urėdijos ir 23 metais šių medžių priskaičiuojama 38% nuo visų medžių populiacijos. Kokių medžių Lietuvoje yra daugiausiai? Kuo toliau, to geriau. Rezultatai gerėja, kyla, artėjam prie 10. Nerodot po to mūsų. Ei! Nerodo. Pastoviai mus išima. 3, 2, 1. Happy birthday! Tūsas, judesėlis, judam. Teisingas atsakymas yra, tai yra operos Fantomas. Pasilieka stovėti tie, kas turi rankas ant. Gerai išmečiau, ne? Sukasi gerai. Ant užpakalio! Ant galvos! Ir ponios ir ponai, man atrodo, svarbiausia dalis yra ta, kad susumavus visus metų sezono rezultatus, pirmą vietą ir asmeninį kelialapį į auksinį protą laimi Einių komanda. Ačiū. Ačiū Vyti, čia yra kelialapis, čia yra jums vidus. Ačiū visiems labai dalyvavusiems. 8 sezoną pradėsim rugpjūčio paskutinę savaitę.